Sveikos mielosios, kaip ir žadėjau, šiandien sekmadienis ir mūsų draugystė su mūsų pėdomis. Taip, visų pirma, norėčiau priminti ir parodyti jums aiškiau kiekvieną tašką atskirai ir paskui kaip viskas eina vienas po kito taškai eiliškumo tvarka. Pirmas taškas, jūs jau turit visą medžiagą ir puikiai žinote, tai yra hipofizės taškas. Paprasčiau jis yra randamas ir orientacinis taškas yra, kai nagas baigėsi. Ir tada pagal nago liniją užčiuopiam labai jautriai tokį tašką, jis labai ryškiai jaučiasi ir tiesiog ant jo užtupiam. Taip, ir tai yra hipofizė mūsų. Ir tada, kaip ir minėjau, užtupiam ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dirbame su šituo tašku. Yra kelios versijos. Kaip ir seminaro metu minėjau, pirma vienas taškas daromas, tada kitos kojos taškas. Arba atliekama abudu taškai harmoniškai vienas su kitu. Man asmeniškai taip yra smagiau, patogiau, bet kiekviena galim susirasti savo versiją. Taip, sekantis taškas būtų skydliaukė iš pirmos pusės, tai būtų šioj vietoj, kur yra mūsų kauliukas ir visa kaulinė struktūra šioj pusė, tada virš to kauliuko iš priekinės pusės mes turime skydliaukę. Ir tada ta vieta yra virš kauliuko ties nykščio pabaiga 1, 2, 3, 4 arba harmoniškai abudu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekantis taškas taip pat yra skydliaukė, bet iš vidinės pusės ir tada kauliukas ir iš abiejų pusių minkštesnė vieta. Tai ten, kur kauliuko centras per patį vidurį labai aiškiai ant brėžinio taip pat parodyta ir dirbame su šiuo tašku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekantis taškas yra antinksčiai, kurie randasi 1, 2, kaip schemoje parodyta, tarp antro ir trečio pirštuko per vidurį. Jis eina gilyn, yra mūsų kaulinė sistema vidinėje dalyje, tai lieka šis taškas antinksčio, nes po kaulinės sistemos eina šioj vietoj šiek tiek į viršų. Irgi viskas labai aiškiai lape parodyta, tai tas taškas būtų šioj pusė 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekantis taškas būtų kasos dešinė koja, eina ir baigėsi ties pirmu nykščiu, tas plotas būtų toksai ir taip pat kaulinė vidinė dalis ir gaunasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dešinėje pusėje tik tai pirmas nykštukas, o kairėje eina kasa iki trečio piršto pabaigos. Tai būtų šis lopinėlis išmasažuojamas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arba kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasą man smagiau daryti atskirai, nes pirmas gaunasi vienas atstumas, dešinės kojos kairės pusės gaunasi ilgesnis, tai kai viršutinę dalį po lygiai galima daryti sistemingai, šioje vietoje galima išsiskirti, padaryti dešinę koją ir padaryti kairę koją. Tada keliaujame į gimdą ir darom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tada kiaušidės išorinėje pusėje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir kitoj pusėje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dabar
viską kartu, be taškų gilesnio paaiškinimo, prasuksim visą ratą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip, mielosios, jeigu kils klausimų, aš visada šalia, apkabinkit savo pėdutes, įtraukite į masažą, savimasažą, kurį atsiunčiau prieš tai. Būkite laimingos, mylėkite savo pėdutes ir būkite jom dėkingos.